Sveiki, va čia įvažiavimas į mūsų aikštelę, va ten toliau už to baltą namą yra mūsų namas. Paskui parodysiu, čia mūsų gatvė. Ten matosi jūra, Viduržemė. Čia medis panašus į mūsų ąžuolą, krenta maži ąžuoliukai, bet dabar jau jų nebėra. Jau jie senai nukritę. Tokie maži tokie krenta, bet panašus į mūsų Lietuvos. Čia, prašau, auga kvapni žolytė, kur prie žuvies. Oi, kaip skaniai kvepia. Kur Lietuvoje brangiausiai šakelė kainuoja. O čia pas mus visa gatvė tų prieskonių. Ten irgi jūra, matos, blizgant saulės. Baganvilija auga. Aš ilgai rodau, todėl aš noriu parodyti, ant kiek toliai nuo manęs Edvino namas. Bet vargšas išvažiavo į Tailandą, dabar ten visi. Ir Lina nuvažiavusi ten su savo vaikais, iki Kalėdų jie ten bus, paskui grįžu į Lietuvą. Javutė Izraelį gyvena ir aš iš mūsų šeimos. Bet parodysiu, kol kas Edvins namą neparduoda. Prašom, rozės auga. Čia vaikų darželis, kur lankė visi mano 6 anūkai. Visi 6 anūkai. Čia, kur gyvena Lietuvoje. Edvino vaikai ir Ievos. Visi 6 lankė. Javutė dabar ne čia gyvena, vaikai jau eina į mokyklą. Tenai, kur jinai gyvena. Vadinasi miestas Atlyt, kadangi jinai palika moti čia. O po išeiginės dienas būna vaikai pas jį. Man atrodo, kad dabar tik 2 didieji yra. Didysis visą laiką gyvena su jo, su močiu. Nenori palikti. Nu va. Edvino namas. Artinamės. Jis 3 aukštų, čia viršutinį aukštą įeini, o pačiu yra dar 2 aukštai. Aš galiu įeiti, bet nebenoriu. Čia Edvino mašina, kur jisai dar parduoda visas mašinas. Ir priekabą jis jau pardavė. Vienintelė ta mašina lyga, kuri parduoda dar. Taip iš viršaus namas neatrodo didelis, bet jis iš tikrųjų yra 3 aukštų, labai didelis viduje, labai gražus. Bet aš kitą kartą gal parodysiu, tingiu dabar eiti. Va, matot, kaip arti nuo manęs
Edvinas gyveno, kai buvo smagu, kai vaikai visi buvo kartu. Čia mašina jo gyventojo, žento draugą, kuriam leido gyventi apačioj pirmame aukšte. Jisai prižiūri namą ir tikriausiai moka mokesčius, jeigu jau perrašant juo, aš net nežinau. Nu va. Čia ta tvora darė Tadas. Jinai buvo visa tokia, paskui jie sugriovė, tai jisai pertvarkė. O čia mano vyriausias anūkas išpaišė, man labai nepatinka, o Martė sako, kad jai patinka. Tie piešiniai, man tai baisu, aš labai nemėgstu tokių. Kai po Vokietiją važiuoju, visur visas sienas išdažytas, per geležinkelį, kai važiuoju traukiniu, visur tvoras išpaišytas tokias, man labai atrodo netvarkinga, nemėgstu aš tokių piešinių. Norėjau uždažyti, o Saša sako, tegu būna, jiem tai patinka, sako, tegu būna. Va čia studijo, gitarą žmogus, mokina žmonės groti su gitara. Jis gyveno prie mūsų, dabar persinuomavo čia. O tenai tuščias namas stovi. Per daug šeimininkas užprašė, jis pabėgo nuo jo. Išsinuomavo geresnį namą su vaizdu į jūrą. Kokie krūmeliai auga saugytėm. Saugytės tos nevalgomas tikriausiai. Yra gal paukščiukai tik valgo juos.